Toyota atstovybės darbuotojams nebūtinai tenka automobilį tvarkyti šiltoje vietoje. Jiems kartais tenka išvažiuoti ir į įvykio vietą. Į atstovybės servisą ateina klientas ir praneša, kad jo automobilis švilpia. Ypač įkyriai švilpia, kai važiuoja 140–150 km/h greičiu. Iš karto kyla klausimas, ar Lietuvoje maksimalus leidžiamas greitis nėra šiek tiek mažesnis? Klientas informuoja, kad jis važinėja ne vien tik Lietuvoje. Tebūnie. Mūsų pareiga yra išsiaiškinti gedimą ir jį sutvarkyti. O kaip tai padaryti? Reikia nugabenti automobilį į nuošalią vietą, kur važiuojant tiesiu keliu dideliu greičiu galima jį išbandyti. Kliento sutikimas gautas, mechanikai išvažiuoja ir tikrai negalima pasakyti, kad šį darbą jie atlieka nenoriai. Viena po kitos užklijuojamos skirtingos automobilių dalys. Veidrodėlių ir veidrodėlių korpuso oro tarpai, durelių ir priekinių sparnų tarpai, priekinių ir galinių durelių tarpai. Ir galiausiai užsandarinami langai. Vienas nedidelis plyšys, o švilpimas toks garsus. Galima sakyti, kad ir vėl viskas buvo išspręsta sėkmingai. Kliento automobiliui įdėta nauja guma, švilpimas nutildytas, o mūsų mechanikai per savo darbo dieną turėjo galimybę patirti vairavimo dideliu greičiu džiaugsmą.